Mes nelindom į konkrečią istoriją ir nebandėm tų netgi personažų įvardinti kaip budeliai ar aukos ar dar kažką, o tiesiog žmogus, kuris neturi vilties, kuris niekada gyvenime daugiau nieko nepamatys ir tas jo nepamatymas galėtų būti pasirinkimas gyventi ar negyventi. Dėl aukos yra toks vienas, vadinkim, fragmentas tik tai filme, kai studijoje sėdinčiam kunigui, kuris, vadinkim, pakankamai išsilavinęs ir apsišvietęs ir moraliai, vadinkime, teisingas, buvo toks klausimas, ką daryti aukoms, nes aukos tai priklauso tam pačiam ratui. Jų gyvenimas nieka geresnis negu tų, kurie sėdi, vadinkime, ar artimųjų, tie, kurie sėdi kalėjime. Ir ar tas klausimas išsprendžiamas yra, tai ten buvo viena tema, kad atleisti reikia, atgaila ta vadinamoji, ji turėtų būti iš abiejų pusės. Bet atgaila įmanoma tada, kai yra teisingumas. Taip, jeigu taip atvirai pasakyti, aš nežinau dabar. Va. Jūs mane paleiskite, aš neičiau į laisvę. Suprantat? Aš ne tai, kad aš bijau pats savęs dabar. Aš jau, kaip sakam, nors viską suprantu, tenai toks gyvenimas, va, kaip rodo per televizorių. Aš babutės tikrai neužmušinėčiau. Aš rašiau, ką užmušti, jeigu ant šitą eičiau. Suprantat? Kas privertė šitą viską? Von jie sėdi, jie už savo pilvo net kojų nemato. Va su tokias. Aš darau laikrodžius, taisau čia. O kam reikia sutaisyti, taisau. Pas mane yra čia, pažiūrėkit, kiek jų. Daug yra šitų laikrodžių, visokių. Apie 300 porų. Atneša vodką. Pabiškį remontuoju, taip, užsiminėjau, kad laiką užmušti. Kitą kartą įsivinėjau, ten. Mes tam filme bandėme rasti kažkokį tai vardiklį, pasiteldami biblinius kažkokius tai tiesas, kurios man pasirodė yra geresnis kodeksas negu dabartinis Lietuvos baudžiamasis kodeksas. Ir tas kodeksas atsako į nedviprasmiškai, kad taip, nuo amžių senovės bažnyčia ar bet kuri religija leidžia tave teisti ar bausti mirties bausme, bet Dievas niekada nenorėtų šito. Bet klausimas ir ta dilema išlieka iki galo. Mes nesistengiam atsakyti ir duoti kažkokią instrukciją. Suprantu, kad auditorija skils visą laiką į, vadinkime, tie, kurie užjaus, kadangi, užuojauta, komercija ir taip toliau, labai, toks stiprus dabar, vadinkime, motyvas Lietuvoje, kai netgi mirties ta bausmė yra tokia, kažkokia keista mano akimis žiūrint, nes beveik panaikinta iki 20 metų, po 20 metų tu turi apeliaciją, tu anksčiau to neturėjai. Bet dabar jau tu turi ir po 20 metų tu gali išeiti į laisvę. Tai klausimas tos mirties bausmės aktualumo, ar jie apskritai egzistuoja, taip, bet aukos, taip, aukos paliktos likimo valiai. Iki gyvos galvos aš tiesiai šviesiai sakau, iki gyvos galvos daug baisiau negu mirties bausmė. Mirties bausmė šiek tiek sulaikytų. Jeigu žmogus nusiteikė ant tokio nusikaltimo, jis puikiai žino iš anksto, kad jisai bus nuteistas iki gyvos galvos ir sėdės čia, lauks savo lemiamos valandos. A taip jau jis žino, jeigu jis jį pagauna, jam bus kulka į galvą. Jeigu man suteiktų tokį šansą ir pasakytų, nužudyk žmogų, ar ten 2, ar ten 3, aš čia skirtumo jokio ir išeini į laisvę. Aš šitą įvykdyčiau. Užsimerkęs. Vieni nori daryti lengvus filmus, juokingus filmus, komedijas, nes komedijos atsiperka, duoda gerus pinigus, o čia buvo toks noras pasižiūrėti vis tik tai į prasmę gyvenimą. Ar ta prasmė vis dar egzistuoja kompiuterio epochoje, nes žmonės tapo nemirtingi, jie šaudo, žudo nuo vaikystės kompiuterinėse programuose, žaidimuose, ta prasme, kad viskas virtualu yra.
Ir šiuo atveju tas santykis virtualumo ir tikrovės, manau, kad vienas iš pagrindinių faktorių, dėl ko mes lindome į tą temą ir ieškojom to temoje atsakymą. Ir tam filme, vadinkim, man pasisekė tai, kad tie personažai mūsų buvo gyvi, blaivus ir sugebėjo vis tik tai savo tas mintis perduoti daugumos lygį. Nes tai, ką jaučia tie žmonės filme, jaučia visi, absoliučiai visi. Jeigu kalėjime yra žmogžudžiai, tai kaip vadinami jų mirties bausmės vykdytojai? Pasisekimas, galiu pasakyti, taip. Pirmieji 2 koncertai etnografinio Mataičio ansamblio. Filharmonijos salėje. Kada mes pirmą kartą pasirodėm su tikrais etnografiniais kostiumais, mūsų moteris dainavo sutartines, mes antroji daly dainavom ir šokom ir publikos buvo toks priėmimas, kad aš ėjau Didžiąją gatvę po koncerto, tai buvo Gorkio gatvė tais laikais, ir aš galvojau, gal aš gyvenime daugiau nieko nepadarysiu, bet tas mano indėlis į etnografiją, Lietuvos kultūrą, kuri padarė Mataičio ansamblis ir kad mes pirmieji sudalyvavom, tai aš manau, kad man to ir užtenka. Aš savo misiją šioje žemėje atlikau. Niekada apie tai negalvojau. Aš žinot, esu kas. Aš nesutapatinu, bet mes Arūnas Storpirštis ir aš esame bonapartistai. Čia mano nelaimė. Myliu labai moteris. Prabundi ir apie jas galvoji. Mylėk. Iki susitikimo kitoje kino ir televirtuvės laidoje.